Nustačius šiuos genus BRCA1 ir BRCA2, tikimybė, kad moteris susirgs krūties vėžiu, yra 70–80%. Taip pat išskiriama ir daugiau genų, kurie lemia krūties vėžio išsivystymą. Nustačius net 2 pirmos eilės giminaičiams krūties vėžį, moterim susirgti iki 50 metų yra 8% didesnė tikimybė, o iki 80 metų net 21% didesnė tikimybė. Mirtingumo skaičius taip pat padidėja iki 7,6%. Jeigu buvo diagnozuota gerybinė krūties liga, diagnozavus karcinomą in situ, tikimybė susirgti krūties vėžiu padidėja apie 1% per metus.